Tai va, Mercedesui GT darysim raudonus diržus pagal klientų poreikius. Taip, bandom juos išimti ir vežam padaryti raudonus. Bus kitas vaizdas. Tai va, turim diržus išimtus jau, juodus, vešim pas meistrų, padarysim raudonus, bus kitas vaizdas. Pradedam rinkti Mercedes GT, duris, viską kitą, kas buvo išardyta, ruošiant dažymui. Taip, nuėjom vieną apsauginę dalį durelių, tada veidrodis įstatytas, suksime varžtus, laidai pravedžioti pro vidų, labai durnai pasijungia. Va, mūsų varžtelis toks. Va, taikome tenais skylę, veidrodžio varžtelį laiko 3 varžteliai. What? Bro, what are you talking about, man? Taip, veidrodis prisuktas, tvirtintas, dėsim atgal apsauginę lieką, tada dėsim apšifkę, veidrodžio laidai va, pasijungia. Ką, dirbam toliau. Turim nudažytą rankeną, išardytą, ją reikia surinkti, nes kitaip mes jos neįdėsim. Tai yra dalys, varžteliai, dalys, viskas čia. Mums reikės tos dalies trumposios ir pačios spynos. Taip, 4 varžteliai, 2 varžteliai mums. Tai rankina irgi 2 varžteliai. Viskas surenkam. Čia uždedam tą. Ir dedam į automobilį. Tai va. Rankina surinkta. Montuojam ją į vidų. Taip, atsidėjo. Ką, kolega ten mano žengia? Tai priartinsi. Ką tu ten darai? Ką laužai? Pamujuok publikai. Mes dedam rankenėlės. Garažas pilnas yra Mercedes C, Mercedes GS. Kas čia dėk lavonas? Eik tu, tokias pradėjau remontuoti. Kai būna, kai pas mūsų neatvažiuoja aptarnavimo, na. Būna chujai. O, dar vienas. Bet čia jau MG. Jau čia kitas variantas. Jūs tik pažiūrėkit, kokie durų shadow 2 spalvų. Kaip nulietas. Na tai va, apšifkė uždėta. Vienas varžtas čia sukas, parankina, dangtelis išsijama. Tada nusijama karboninė apdaila. 2 varžtai, 1, 2. O viskas kitkas ant klipsų. Taip, apšifkė surinkta. Viskas gražu, viskas susidėjo. Čia yra dabar supakuotas karbonas. Vėliau išpakuosiu, sudėsiu. Parodysiu kaip kas. Čia rankina gumelė susidėjo. Viskas dabar biškai purvina. Išsivalys, išsiplaus. Viskas, einam prie kitų darbų, einam prie kitų durų. Kitos durys irgi visiškai išardytas, be rankinų, be veidrodėlio. Apšifkė guli padėta.
Nu į ką, viską sudedam. One day later. Sveiki. Taip, pradedam dirbti toliau. Prie GTS Mercedes. Nu tai ką turim? Dėsim bako dangtelį. Forkės dėsim, shadow juostą dėsim irgi. Klyjuosimės, dėsimės. Čia irgi guma tokia dedas. Taip, po biškelį judam į priekį. Tuo mėginsim tą šoną susirinkti, eisim priekį. Surinkti šoną. Įdėta forkė. Gumas visas sudėtas. Tarpdurio gumas sudėtas. Čia dar trūksta, kai slenkstis susidės. Bako dangtelis, elektrinis. Juodas veidrodėlio gaubtukas susidažė. Susidėjo. Judam į priekį. Turime GTS padarytus diržus raudonus. Dėsim į automobilį. Pažiūrėsim, koks vaizdas. Šiaip viskas tvarkingai suviniota, padaryta. Dėsim į Mercedesą. Taip. Taip, turim uždėtą slenkstį. GTR slenksis dabar ant GTS. Pasidarė. Karbonas įsidėjo. Viskas kaip ir gražu. Galinis bumperis irgi užsidėjo. Dar reikia susivaržyti, susivesti. Viskas kaip ir gerai. Tai va ką, dabar turim kitą pusę. Filmuosiu, kur nesu uždėjęs dar slenkščio. Kaip atrodo viskas be slenkščio. Taip. Slengstis. Einu atsinešti slengstį. Prisidėti. Pasižiūrėti. Kaip kas. Tada kelsimės ant pakeltuvo ir mėginsim rinkti radiatorius. Radiatoriai ir gavę smūgį, yra sulinkę, tai keisim juos į naujus. Nėra balkio apatinio, difuzorio nėra, viršutinis. Ir ką, lempą statomės, dedam buferį ir važiuojam pas elektrikų. Tai, dedam slenkstuką. Op. Čia užsikabina apačia. Nekrenta. radiatorius lauk. Taip.
Taip, turim išardytus radiatorius, turim senas dalis, pažeisti radiatoriai, vienas gavęs blogai, kitas, ką turim čia tokį. Tai va, turim naujų dalių, viską, radiatoriai nauji, va, nauji, žaliuzas, viską. Tai ką, dabar renkam, dedam, nuimtas priekis, dedam viską, žiūrim, kas toliau. Taip, turim va sudėtą priekį. Mercedeso Distronikas uždėtas, jo nebuvo. O, taip, viskas čia tvarkinga. Viskas susidėta. Dabar žiūrim, dedam dar viršų, dedam faras ir važiuojam pas elektriką. Bamperio nedėsiu. Dabar, nes elektrikui reikės vedžioti slaidus, pasitikrinti Distroniką, susitvarkyti fiškę Distroniko, yra biškiva gavus. Vėliau, kad korozijos nepagautų fiškę. Pripilam tasolą, antifrizo, kaip sakant, nusiorinam ir galės važiuoti pas elektriką. Ir elektriks mums sudėti šustrų dalykų. Tai taip, ką čia turim? Turim naują bloką, naujesnį, 5,5, spidometrą Full LED, vairą naujesnį MG ir visą multimediją. Ekranas keisis spidometras, vairas. O tai va, dabar taip atrodo, bet labai didelio skirtumo nebus. Tai taip. Važiuoju pas elektriką. Pažiūrėsim, kiek užtruks elektrikas, kai galėtumėm jį pabaigti. 3 days later. Taro priekinį bamperį. Ir čia nėra parkų skylių, yra 1, 2 ir 3 turi būti. Čia nėra, tai mes ją padarysim. Nu, žiūrėkit procesą, kaip mes ką darysim, va, parktronikas. Tai taip, karbonas lakas labai skelinėja. Tai mėginsim biškį ant greičių pagręžti, kad jisai neužkabintų stipriai. Tai mėginam pagręžti. Pažiūrim, kas čia gausis. Pirminė skylė yra. Dar maža, netelpa. Nu, gražiai gręžės, nei skilinėja, nei ką. Gręžiam toliau. O taip. Dabar pagrįžėm iš kitos pusės, kad nuimt tuos kukelius. Pats geriausias daiktas - konusinis grąžtelis. Tai taip. Ir ką? Žiūrim parktroniką, dedam iš kitos pusės, dar čia su peiliuku apsipjausim, kad būtų gražu. Ir va. Tai parodysiu iš arčiau, va. Parktronikas. Va. Visur yra gražu. Nei išskyla, nei ką.
Tai taip, turim skylę vieną čia jau pasidarę, tada yra grotelėse, tada yra čia. Tai va, vieną pasidarėm ir antrą jau pasidarėm. Galiu parodyti. Taip, va, čia irgi skylė graži. Tai va, tai dabar galim klijuoti, laikiklius parkų dėti ir rink bamperį toliau. Taip, žiūrėkim, dedam bamperį, kaip čia mums seksis. One week later. Tai ką, turim pabaigtą projektuką, padarėm tas drive biškelį, va, užsidėjo žalia spalvelė, tokia graži iš tikrųjų, labai tinka šiam automobiliui, įvertinkit jūs, parašykit komentarą, ar tinka ar ne. Tai ką, va, variklėlis 380 kW, aišku, be čipų, be nieko, stokas. Tai ką, biškį užgazavom dabar ventiliatoriai. Viniuojas. Tai ką, peikime apie mašinėlę, va, užsidėjo bodykitas, karbonai, lempelės feiso, susikrojo feiso visas priekis, lempos, va. Ratai tie patys paliko, buvo sugadinti, bet sutvarkėm. Tai ką, uždėjom karboninius, va, telekus, ortakius. Tai slenkščiai irgi prie to bodykito keitas, irgi užsidėjo su karbonu. Ką, čia veidrodėlė juodai pasidarė, rankinas irgi juodai. Dabar kas salonėlis, dabar biški tamsu, bet tai salonėlį, va, taip, raudonį diržus padarėm, va, irgi sportiškai gerai atrodo. Susidėjo feiso vairas, nuo 19 metų, man atrodo, ir viršų eina full LED skydelis ir navigacija susidėjo viskas. Tai ką, dabar tiek žinių, tai va, galinis spoileris irgi susidėjom, su galiniu difuzoriu ir bumperiu, kitu GTR viskas čia yra dabar. Tai dabar tiek žinių.